Kinas yra apie žmoniškumą, visuomenę ir teisingumą. Taip netikėtai aplankęs paskutinio seanso Megalopolis žiūrovus, kalbėjo jo režisierius Francis Fordas Coppola. Ir iš tiesų, šiemet Kanuose garsių vardų netrūko, bet mums svarbiausia, kad Baltijos šalys vis dažniau pastebimos festivalio. Eglės Razumaitės filmas Otidė dalyvavo trumpametražių filmų konkursinėje programoje. Dėmesio netrūko ir kaimynams latviams bei estams. Apie visą tai reportaže. Simbolinė olimpinė ugnis pasiekė ir Kanų raudonąjį kilimą. Simboliškai raudonojo kilimo madas pamėgusios rusės tapo tarsi aliuzija į šiemet geriausių filmų Gretos Gerwig vadovaujamos komisijos išrinkto Shino Bakerio filmą Anora, kurio naratyvas apie sekso darbuotoją iš Bruklino Anorą pasakoja apie pelenės istoriją, kai ši impulsyviai išteka už rusų oligarcho sūnaus. Toks komisijos sprendimas papiktino ne vieną palaikantį dėl Rusijos invazijos kenčiančią Ukrainą, o pasiteisinimas socialiniu kontekstu atrodo neįtikino. Garsių vardų šiemet Kanuose išties netrūko. Savo filmus pristatė Paulo Sorrentino, Kevinas Costneris, Odiardas, Coppola, lietuviškų šaknų turintis Kazanavičius. Garbės palmės šakelė šiemet įteikta Džordžui Lukasui ir Meryl Streep. Sėkmė lydėjo ir Baltijos šalis. Režisierės Eglės Razumaitės filmas Otidė pateko į trumpametražių filmų konkursinę programą. Latvis Gins Zilbalodis su filmu Flow į ypatingojo žvilgsnio programą. Estų trumpametražis filmas Sauna Day Kanuose šventė pasaulinę premjerą. O estų režisieriai Kadriku buvo įteiktas kaip Pierre Argino Tribut specialusis prizas. Tiek Lietuvos, tiek Latvijos bei Estijos atstovai džiaugiasi, kad jų šalių kinas sparčiai auga, įgauna savąjį identitetą ir vis dažniau atrandamas tarptautinių kino renginių. Simboliškai šiemet Kanai oficialiuoju festivalio plakatu pasirinko japonų režisieriaus Akiros Kurosavos Rapsodijos filmo ištrauką, kur ant suoliuko sėdinti Nagasakio miesto bombardavimą išgyvenusi močiutė savo anūkams stengiasi perduoti tikėjimą, meilę ir sąžiningumu, kaip atsvarą karui. Kad karo temos šiemet nebus, tikino ir festivalio vadovas Thierry Frémaux, bet ji buvo. Tik atrodo, ne visi tai pajautė.